man labai apsimokėjo dalyvauti 25 metų Brandvomo konferencijoje. Ne tik dėl to, kad savanoriavau kaip video operatorius ir ten 4 dienas filmavau emocijas, kaip ten viskas fainiai, bet tuo pačiu ir viena ausim galėjau klausyti pranešimų. Ir man labai tokia gan ženkliai įtaką padarė Manto Kapočiaus edukacijos ir pranešimas, ir dar ir workshop'e pasilikau vakare apie virtualaus asistento sukūrimą. Bet vėlgi, po seminaro kažko man dar trūko, nesupratau, kaip aš galėčiau, kaip ir suprantu, kas yra virtualus asistentas, bet kaip jį pritaikyti savo procesuose, kažkaip niekaip nesuklikino. Tai ačiū labai Ryčiui Lukoševičiui, kuris man padėjo atrasti ryšį tarp Cloud Code ir N8N platformos, kad galėčiau automatizuoti tuos AI-aus pagalba procesus. Tai pavyzdžiui, dabar susikūriau tokį įrankį, kurio pagalba galiu kurtis kitus įrankius. Tai pavyzdžiui, dabar turiu tokį vadinu IT asistentą, su kurio pagalba kuriuosi chatbotą čiužniucentras.lt tinklalapį, kad žmogui būtų pagalba padėti išsirinkti, pavyzdžiui, čiužinių iš galimų elektroninių parduotuvės esamų variantų. Užduotis yra pakankamai sudėtinga ir komplikuota, nes vienas dalykas, kad žmogus suvestų atsakymus, o man personalizuotas.lt, pavyzdžiui, tinklalapį, nelabai pavyko, mano galva, nelabai patogus būdas yra daryti tas formas, tai tokia kaip ir anketas, tai pagalvojau, gal chatbotas būtų patogus ir vėlgi tą chatbotą padaryti tokį išmanesnį, kad duotų atsakymus grinai žmogui pritaikytus. Tai su tuo IT virtualiu asistentu dabar matau, kad pavyksta padaryti. Tai komentarė bus po video nuoroda, kad gali pasitestuoti. Ir ką, aš video ambasadorius iš Mainstream Pro, kuriu ne tik tais video turinį, bet ir einu tuo keliu, kad standartizuoti, minimum suprast, kokie yra procesai ir juos standartizuoti. Tai jeigu reikės tavo verslui minimum video klipo ir žmogaus, kuris padėtų ne tik tais nufilmuoti, sumontuoti ir padaryti, ten galbūt nupublikuoti, bet ir sugalvoti konceptą ir dar pažiūrėti giliau, o kokius verslo procesus tas video palies ir galbūt netgi bekuriant tą patį video išsiaiškinsim, kokių verslo procesų dar yra, jie yra neišspręsti ir verta būtų išspręsti pasinaudojant dabartinius tuos įrankius. Tai gal netgi tą patį virtualų asistentą susikurt, kuris apdorotų, pavyzdžiui, užklausimus, kurie ateina iš po video publikacijų visų socialiniuose tinkluose. Tai beje, vieną dabar naują jau projektuojusi asistentą, kurio pagalba padės sukurti ne tik žinutę, bet ir skleisti visus socialinius tinklus ir stebės analitiką, kaip juose veikia ir gal netgi atrašysi tas žinutes, kurios yra tokias šabloniškas, standartinės arba kaip tik bendrautų su troliais. Tai linkiu klestėt, jeigu reikės video paslaugų bendraukiam, o jeigu reikės plačiau pažiūrėti, netgi turiu tokią vieną idėją, paskui ateityje dalintis, kam bus aktualu, kaip kurtis, kaip strateguoti, kaip kalbėti su tuo Cloud Code'u, nes ten tikrai buvo iššūkis ir vien tą IT asistento pačią brandolio esmę užtrukau praktiškai, kokį 14, vadinkim, pilnų dienų, bet aišku, tai buvo mokinimosi kelias, dabar pasidaryčiau greičiau, bet jeigu reikės, video ambasadoris iš Mainstream Pro, linkiu klestėti.